Gausos meditacija pagal Bobo Proktorą. Jisai dalinasi koncepcija apie gausą, tai savotiška metafora. Prašau įdėmiai klausyti žodžių, kuriuos ketinu naudoti ir idėjų, kurias noriu perteikti. Tai yra dovana jums. Noriu, kad pagalvotumėte apie gausą, kuri jūs supa. Kad ir kur pažvelgsite, pamatysite gausą. Tai medžių, lapų, žolės gausa, gyvūnai miškuose, paukščiai medžiuose. Visur, kur tik pažvelgsite, matysite absoliučią gausą. Vienintelė riba mūsų gyvenime – tai riba mūsų pačių mąstyme, riba, kurią uždedame savo vaizduotei. Noriu, kad sustotumėte ir pažvelgtumėte į savo gyvenimą. Pažvelgtumėte į save ir suprastumėte, jog esate aukščiausia Dievo kūrinijos forma. Didžiausia žmogaus iliuzija yra įsitikinimas, kad egzistuoja priežastys, kurios nepriklauso nuo jo sąmonės būsenos. Viskas, kas nutinka žmogui, viskas, ką jis daro ir viskas, kas iš jo iškyla, yra jo sąmonės būsenos rezultatas. Įsitraukus į šią meditaciją, jūsų protas nukeliaus į nuostabias vietas, o jūs suvoksite, kad viską, ką galite matyti savo proto ekrane, galite paversti realybę materialinėme pasaulyje. Jei galite tai įsivaizduoti, galite tai pasiekti. Dabar noriu, kad rastumėte ramią vietą, atsisėstumėte ir leistumėte savo kūnui visiškai atsipalaiduoti. Klausykite mano balso, girdėkite tik mano balsą. Leiskite savo protui nurimti, leiskite savo kūnui atsipalaiduoti. Girdėkite tik mano balsą. Suvokite, kad nesate kūnas, jūs tik ten gyvenate kūne. Jūs nesate jūsų vardas, tai tik dalis to, ką turite. Jūs niekada nesakote, aš esu ranka. Sakote, mano ranka, mano vardas. Tai yra dalykai, kuriuos turite. Dabar aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1. Kiekvieną kartą, kai pasakysiu skaičių, noriu, kad vis giliau ir giliau pasinertumėte į atsipalaidavimo būseną. Jūs išliksite budrūs, jūs neužmigsite. Klausysite mano balso, jūs vis labiau atsipalaiduosite. Jūsų kūnas tampa vis lengvesnis ir lengvesnis. Mes leidžiamės į atsipalaidavimo būseną. Skaičiuoju nuo 10 iki 9, iki 8, iki 7. Jūs tampate vis labiau atsipalaidavęs, jūsų kūnas tampa lengvesnis ir jūs girdite tik mano balsą. Nuostabus jausmas pripildo kiekvieną jūsų būties molekulę. Leidžiamės iki 6, iki 5, iki 4.
Jūsų kūnas tampa lengvesnis ir lengvesnis. Lengvesnis ir lengvesnis. Jūs vis labiau atsipalaiduojate, visiškai atsipalaidavote. Jūs girdite tik mano balsą. Jūs negirdite nieko kito, tik mano balsą. Leidžiamės iki 3, iki 2 ir iki 1. Dabar jūs visiškai atsipalaidavęs, visiškai atsipalaidavęs. Jūsų kūnas tapo visiškai lengvas. Dabar noriu, kad įsivaizduotumėte piltuvą. Didžiulį piltuvą, nukreiptą tiesiai į jūsų galvos centrą. Per šį piltuvą teka graži levandų energija, sklindanti iš visatos ir prasiskverbianti į jūs. Ši nuostabi levandų energija užpildo jūsų sąmonę. Tai tiesiog yra. Įsivaizduokite, kaip ši graži levandų energija teka tiesiai per jūsų galvos viršūnę. Ji cirkuliuoja per jūsų smegenis, teka į jūsų kaktą, į galvos apačią. Ji nusileidžia į skruostus, nosį, akis, burną, liežuvį, lūpas. Ši nuostabi levandų energija yra gydanti energija. Tai kūrybinė energija. Tai tyra, nesugadinta kūrybinė energija. Kai juda žemyn per jūsų kūną, jūsų kūnas tampa skaidrus. Jis išsivalo, tampa gyvybingas ir gyvas. Ši graži energija dabar nusileidžia į jūsų kaklą, teka per gerklę, į pečius, jis sklinda per jūsų rankas iki pat pirštų galiukų. Jūs tampate vis labiau atsipalaidavęs, jūs girdite tik mano balsą. Jūs negirdite nieko kito, tik mano balsą. Jūs neužmigsite, jūs tik klausysitės. Ši nuostabi levandų energija dabar teka į jūsų krūtinę, į viršutinę nugaros dalį. Ji leidžiasi per pilvą į klubus. Kai ši nuostabi levandų energija teka per jūs, jūs tampate vis labiau atsipalaidavęs. Jūsų kūnas tampa vis lengvesnis ir lengvesnis, vis labiau atsipalaidavęs. Jūsų protas tampa aiškus. Jūs galite jausti, kaip keičiasi jūsų sąmonė. Jūs galite jausti, kaip plečiasi jūsų sąmoningumo lygis. Jūs gyvenate kūrybos pasaulyje, vaizduotės pasaulyje, kur prasideda visa kūryba. Ši nuostabi levandų energija dabar juda į apatinę jūsų kūnų dalį, į klubus, į šlaunų viršutinę dalį, žemyn per kelius, į blauzdas, kulnus ir pėdas. Dabar visas jūsų kūnas yra skaidrus, švarus, atsipalaidavęs, ramus,
tobuloje harmonijoje su vibracijos dėsniu. Jūs girdite tik mano balsą ir jaučiatės taip atsipalaidavę, taip ramūs. Jūs galite jausti, kaip keičiasi jūsų sąmonė ir jūsų sąmonę užpildo gausos jausmas. Jūs jaučiate meilę draugams, artimiesiems, šeimos nariams. Jūs užlieja beveik pribloškiantis meilės jausmas, užpildantis visą jūsų sąmonę. Jūs jaučiate sveikatos gausą. Kiekviena jūsų būties molekulė tampa stipresnė, gyvybingesnė, labiau suderinta su visata, kurios jūs esate labai svarbi dalis. Jūs jaučiate kūrybingumą, kokio dar niekada nesate patyrę. Sąmoningumas, kuris pranoksta viską, ką iki šiol patyrėte. Jūsų sąmonė plečiasi, jūsų gėris plečiasi, jūsų suvokimas plečiasi. Kiekvieną kartą, kai aš skaičiuoju skaičių, ši energija jumyse tampa vis gyvesnė ir stipresnė. Kai pasieksime 10, atversite akis ir jausitės kaip visiškai naujas žmogus. Matysite visiškai kitokį pasaulį ir suprasite, kad gausa yra jūsų prigimtinė teisė. Nuo šios akimirkos pradėsite ją įgyvendinti savo gyvenime ir padėsite kiekvienam žmogui, kuriam tik galite, atnešti gausą į jų gyvenimą, nes tai yra ir jų teisė. Dabar kylame nuo 1 iki 2, iki 3. Jūs jaučiate, kaip nauja energija teka į kiekvieną jūsų būties ląstelę. Jūsų sąmonėje yra fenomenalus gausos suvokimas. Jis yra jūsų. Jūs suvokite, kad jis yra jūsų. Tai nėra svajonė, tai nėra kažkas, kas skirta tik kitiems. Tai yra jūsų. Jūs esate gausos būtybė. Jūs turite gausą kiekviename savo gyvenimo aspekte. Jūsų viduje sprogsta gausos energija. Kylame iki 4, iki 5, iki 6. Tiesiog pajuskite šį fenomenalų jausmą. Jis virpa per kiekvieną jūsų būties ląstelę. Jūs jaučiatės toks gyvas, toks sąmoningas, šio nuostabaus pasaulio, kurio dalis esate. Jūs esate visiškai atsipalaidavęs. Kai pasieksime 10, atversite akis su nuostabia šypsena veide. Jūs suvoksite gausą, kuri visada buvo jūsų. Ir pamatysite ją visur, kur pažvelgsite. Jausite didelį troškimą šią energiją išreikšti dar stipriau. Kiekviena idėja augs ir plėsis, ir jūs tapsite produktyvesnis, kūrybingesnis. Dabar jau esate 7, 8. Ši energija auga ir plečiasi per kiekvieną jūsų būties ląstelę. Jūs esate 9, 10. Jūs esate visiškai gyvas, visiškai gyvas, visiškai gyvas.
Dabar, kai sėdite mąstydami apie savo pasaulį, noriu, kad suprastumėte. Kiekvienas mano ištartas žodis yra tiesa. Tai visiška tiesa. Jūs esate nepaprastai galinga asmenybė, gebanti pasiekti visą didybę, kurią įsivaizduojate. Noriu, kad išsiugdytumėte įprotį peržiūrėti šį procesą kasdien, bent kartą per dieną, o gal net 2 kartus. Per ateinančias 30 dienų pastebėsite, kad galite judėti greičiau ir kartu išlikti ramesnis. Viskas vyksta vienu metu, jūs spartėjate ir stiprėjate. Jūs esate visiškai atsipalaidavęs. Supraskite, kad esate kūrybingas ir dabar eikite mėgautis gausiu gyvenimu, kurio nusipelnėte. Jūs visada jį turėjote ir visada turėsite. Dalinkite šiomis mintimis ir savo gausą su visais, kurie yra atviri ją priimti. Čia buvo Bobo Proktoro meditacija. Ačiū visiems. Skaitė Elytė Avietjan. Parengė jums su meile taip pat Elytė Avietjan.